Gerai, dabar ką mes padarysim? Mes padarysim, kad va čia viršui eitų punktyrinės linijos. Ką mes padarysim, tai paimsim, pažymėsim, čia buvo, man čia yra tas mūsų taškas dėl lankstymo linija, nes čia double kliką darydami pridedam dar vieną liniją. Ir dabar šitoj linijoje reikia atskirti taškus. Tai yra break, inkšt vieną break, pažymėjom, break kitą, pažymėjom, break apart. Aha, matot, atsiras dvi kreivės, jų geriausia, aišku, nesumaišyti. Va. Ir dabar šitą kreivę mes paimsim ir padarysim punktyrinę. Ačiū, čia storumus, aišku. Nu, bet kurias. Tai punktyrinę, lygiai taip pat pakartosim šitom. Linija, tik centre, žiūrėkit, kad šitos linijos būtų. Paimam. Du. Tai, čia. Break, tokia padarėm break, ne? Break. Ir pažymėta pas break apart. Atsirado dujam. Šitą padarom estetiška gražia būtų, kad šitą būtų ta pati. Šitą. Vieną dar. Šitą kapaliuką reikia taip pat padaryti. Nu, ir dabar turim, bet čia šitas vakcijas. Šitas, čia išeina. Bet čia yra negerai padaryta. Čia truputį klaida yra. Kodėl klaida? Mes pažiūrėsim, kad mes jau sluoksime. Va, kur klaida? Šitą mes vieną sluoksnę darykime. Nes čia yra apsisika ir apsisika. Reiškia, čia yra dar viena raukšlė. Spjaulinė. Ne čia, va čia. Va šitoj vietoj asimetriškai turėtų būti raukšlė. Nes čia būtų polinkis į tą pusę, paskui va šitoj vietoj į tą pusę polinkis, šitoj polinkis. Polinkis yra patį mažą bražysim mūsų T. Jeigu mes čia yra toks čia combine yra labai neblogas čia pas. Combine
fainai, nes tada jis kaip ir vieną objektą. Nes jeigu pažiūrėkim jaunesnį. Va. Žiūrėkit, dabar šitoje vietoje, kaip jau rodžiau anksčiau, šitoje vietoje būtų šitas kontaktas šito palinkęs į šitą pusę. Tačiau šitoje vietoje jis tada jau būtų palinkęs į šitą pusę. Ne? Šitoj pusė jis jau būtų palinkęs, aišku, į šitą pusę. Vėlgi, jeigu šitoje vietoje būtų palinkęs šitai, o einant į šitą pusę, būtų palinkęs šitą pusę. Aišku, čia yra pats raukšlės gabaliukas, pats viršus. Tai reiškia, kad mūsų kažkur tai šitoje vietoje turėtų būti dar raukšlė. Aišku, ką mes padarysim. Ir įdėsim. Čia turėtų būti kažkaip, ji neturi liesti žemės paviršiaus iš viršų, ar tiek nudenuota. Bet, arba, nes, ar atsidengti. Ant pačio kontakto eina pjūvio linija. Aiškiai, jis arba liečia, arba beveik neliečia šiuo atveju, ne? Bet tai yra raukšlė irgi. Tik ištinu pagalbinę liniją. Nes čia šito vieta kaip ir horizontalu. Ne? Tai čia būtų horizontalu. Maždaug čia yra kaip raukšlytė. Kas, aišku, visiems viskas. Sluoksniai. Šitas. Gerai, dabar šitą. Kur yra šitą daiktas? Šitą turi būti ilgiau kaip gerai. Šitas irgi yra. Čia yra kažkoks kvarteras, kas čia išpildytas. Tikriausiai kvarteras. Aha, kvarterinis kažkoks aliuvis, nes jau upė. Teiksit šitą užpildyti. Gerai, bet dabar mes rūpinamės, kad šitom punktyriniam linijam viršui būtų. Ja, ir čia kažkur išeina, mes nežinom, kiek tiksliai gaina, ir čia atsirėmė į... mūsų lūžys neteisingai vietoj. Mūsų lūžys, šitą kadarinį kat. Matai, čia svarbu atsirašuoti, kuriame sluoksnė, nes jeigu mes visus pagalbinės linijas išjungsim, tai visgi lūžys turi likti, nes yra pjūvio dalis. Čia atsirėmė, kur mes šitą išeina nežinom, bet mes šitą kaip ir šitą. Daug grožą imti ir padaryti, kad kažkur nueina viršun. Kur plius veikti. Plius atskirti. Mes užmiršom veikti. Vaiką. Tiesiog. Šitą galime tam pratesti irgi. Dabar mums reikia pratesti, tai nesugadinti nieko. Čia įdedam liniją vieną, pagalbinti, šitą pratesi. Ir šitą atjungime. Čia mums pasitinkim taškas. Gražiu. Davė šitą vietą. Įsisime.